Partnerį mes nesilsim, mes dirbam partnerį. Ten blemba neįdomu labai žiūrėti visų ten tas kovas. Nusimetat ant žemės ir... Imtynės yra sunkiausias sportas pasaulyje. Suprantu. Bet Nėra tų asmenybių, aš taip pasakysiu. Niekas nenori šnekėti, niekas nenori to spaudimo, kaip ant kickboxo užsidėti. I rozumiesz po polsku? Nie, niczego. A ty rozumiesz? Nie. Čia kauniečių taip pasakyti. Ja jedziem facet. Tai iki kovos lieka labai nedaug laiko, faktiškai kelios dienos, paskutinę savaitę treniruočių, paskutinę savaitę nusimti įtampą ir panašiai. Sveiki. Tai kaip manote, kokį turite pranašumą prieš savo priešininką? Aš pirmas ar jis pradės? Jo, Kristupai. Aš manau, aš esu vis tiek daugiau kickboxo patirties turiu. Stipresni sparingo partneriai būtent kickboxo srityje. Stipri komanda su patirtim. Ir jo, esminis dalykas patirtis. aš tai galiu tą patį, ką jisai pasakyti. Tai va. Bet pats kickboxe jauties tvirtai, nes kova vyks pagal kickboxo taisyklės. Ne, tai senai teko kovoti pagal kickboxą, bet jaučiuosi tvirtai. Vis tiek giminingas sportas. Giminingas sportas, bet žinai, ilsėtis negalėsi čia. Ilsėtis. Ant parterio gulėt. Parterį mes nesilsim, mes dirbam parterį. Ten blemba neįdomu labai žiūrėti jūsų ten tas kovas. Nusimetat ant žemės ir... Imtynės yra sunkiausias sportas pasaulyje. Suprantu visiškai, bet nesižiūri. Mūsų MMA kvapavimas būtent imtynėse žymiai skiriasi. Jo, bet jūs nusipumpuoja rankos ir tada visiškai... Mūsų kardija žymiai skiriasi nuo kickboxo. Jo, skiriasi, va esminis taškas. Ir jo žymiai daugiau reikia. Ar tu jo pritaikai? Skirtinga... Persiorientuoti į kickboxą yra dar lengviau man. Nu, tau būtent. Tu skirtingas... Kvepavimą. Gerai, pažiūrėsim. Bet kickboxe, žiūrėk, MMA tai yra mažos pirštinės, aišku, smūgis visai kitoks, ar ne, jeigu užtaikai, tai yra vėlgi parterio galimybė. Kristupas, kiek dabar kovojas, man atrodo, tu kovojas pagal kickboxą, ar ne? Jo, aš pagrindę pagal kickboxą kovojas, nu aš irgi turiu kudo kovų, aš irgi imtynės, aš suprantu. Sutinku su juo, kad yra labai sunku imtynėms, aš nieko nesakau, kad tai yra blogai, bet aš sakau, kad tai nesižiūri žiūrovom ir tai neįdomu žiūrėti, nes daugelis auditorijai tiesiog nesupranta to. Todėl, kad tai yra kickboxo kova, tai bus tiek įdomesnė, tiek žiūrovui ir tiek, manau, mums patiems bus įdomesnė pasikalt truputį. Nu taip, jau pasilgau šitą, bet pripažink tą faktą, kad MMA yra žymiai populiaresnis sportas šiuo metu pasaulyje negu kickboxas. Pasaulyje jo, Lietuvoje ne. Lietuvoje ne. Nes, ne tai promoutinamas. Nu, nėra tų asmenybių, aš taip pasakysiu. Niekas nenori šnekėti, niekas nenori to spaudimo, kaip ant kickbox'e užsidėti. Mes turim asmenybių kickbox'e, mes susidedam tuo mačiu ir žiūrovai kyla. O MMA, nu, blemba, atsiprašau, bet, nu... Kickbox'as istoriškai senesnis sportas. Dėl to mes turim geresnių kickbox'o kovotojų negu MMA. Ir tų, ale asmenybių. Nu, žinai, senesnė sporto šaka, bet pasaulyje daugiau žinoma MMA. Tai čia tu biškai kontradiktuoji save šitais dviejais teiginiais. Kad senesnė sporto šaka, tai nereiškia, kad nežinomesnė bus. Tai ateini sąlyginai kitas taisyklės, priešininkas jaunas, perspektyvus. Kur matai jo silpnasias pusės? Nebūtinai technikoje, nebūtinai kovoje, galbūt charakterį, galbūt matai, kad bijo dabar šiek tiek to susitikimo. Nematau jokių charakterio savybių. Tai šiaip... Bet silpnasias pusės. Kaip esu sakęs per podcastą, tai patirtis ir fizinė jėga. Bet o kur matai jo silpnasias pusės? Priešininko. Silpnasias pusės? Nežinau, įsiaiškinsim. Nenorėjom atskleisti. Šiaip aš galiu pagirti Adomą, daug kas žinau, kad nenorėjo iš tos kovos. Jisai, aš kaip supratau, norėjo pasikalti, žino, kad tai iššūkis, tai jis tikrai nebijo iššūkių. Geras priešininkas, MMA, kaip ir sakiau, per intervą, perspektyviausias savo kategorijoje, aš esu kickboxe perspektyviausias, tai dabar čia yra tokia principinė kova, kuris bus perspektyvesnis. Bet žiūrėkit, kad ir kaip kova pasibaigtų, ar ne, tai gal, pavyzdžiui, kita kova gali būti pagal MMA taisyklės. Kaip tu pavyzdžiui, jeigu pasiūlytų tavo Adomą, sakytų, kitą, iš karto sukertam rankom, kad kitą, nesvarbu, kaip pasibaigtų, dalyvavim. Gerai, ZST, sakykime. Aš vienam tiksle dabar esu, aš dabar kovoju pagal kickboxą, gali sakyti, jo, universalesnė ta MMA sporto šaka, bet... tu nusimesi mane į parterį 3 minutės, žiūrovai tiesiog kaip gulien manęs. Taip, tu gal ir laimėsi tą kovą, bet esmė, kad
Nu, jinai nesižiūrėjo žiūrovai, o mano vienas iš pagrindinių tikslų yra... 3 minučių neprireiks. Sakai, užsmauksi? Taip, manau taip. Sunkiai. Firminis tavo veiksmas smūgimas yra, ar ne? Pavyzdžiui, parteryje. Smūgimai, rankų laužimai, taip, žinau. Aš irgi žinok imtiniavęs, nesiparink. O stovėsinai? Mačiau aš tokių imtiniaujančių. O stovėsinai, įdomai, klausyk. Koks tavo, stovėsinai firminis smūgis, kur tu jauties tvirtai? Kojos, rankos, kombinacijos... Sunku pasakyti, matot, MMA biški kitokia stovėsina. Bet tu kovojęs pagal kickboxą. Jo, tai mes labiau akcentuojam tas rankas, kojom nespardom, nes kojas yra gaudamas. Spardom kojom tik tai per žemas vietas. Tai va. Savo kokios pas tave? Treneris sako, ar tu žinai? Vizitinė kortelė tavo? Mano vizitinė kortelė yra viskas, visa programa, visas šou, viskas iki to, kaip ir matot, šneku, rodausi, įsiskiriu, viskas yra different su manėm. O kovoj yra tsunamio braižas, aštrus, techniškas ir dinamiškas. Tai va, ką pamatysite šeštadienį už kelių dienų. Tai va, aš tikiuosi, tu stipriai rašėsi, nes aš taip patikėk manėm. Aš net svorio nedariau, aš ant tiek geroj formai, kad aš tai automatiškai nusimečiau. Nesustovo nei dienos. Nenustoja, puiku. Tada reiškia, žiūrovų laukia tikras desertas pradžioj, kuris atidarys puikų turnyrą. Ir ką galiu garantuoti, kad tiek mane, tiek Adomą išvysite tolimesnės KOK turnyruose. Abu dirbate daug, tempą laikote didelį, kaip manote vienas apie kitą, ar atlaikys priešininkas tempą, ar laikysite ringę tempą, ar va, toks daugiau analizuosit? Aš manau, kad mes turim abudu patirties didelį kiekį, mes abudu išanalizuosim ir eisim kaltis. Aš asmeniškai rašiausi su vyrais, stipriai rašiausi, kaliausi, praėjau pro pragarą iki šitos kovos. Nežinau kaip Adomas, bet aš tai tikrai pasiruošęs viską išsikalt, viską išduoti ir jo. Jo, tai aš kaip ir sakiau, po Europos čempionato dar karštas priėmiau šitą sprendimą, tiesiog norėjau kuo greičiau kovoti, norėjau kuo greičiau pasikalt. Tai va, tai galiu tą patį, ką jisai pasakyti. O apie pasiekimus, apie titulus, aš žinau, kad teko, ar ne, Kristovai, kalbėjom ir dalyvauti panašaus lygio, ar ne, turnyruose. Papasakok truputį. Tai va, žinai, esminis skirtumas, tu dalyvavai Europos čempionate, aš turiu medalių Europos čempionate. Kokiam? Kudo? Kudo ir Europos IMMF čempionatas labai skiriasi. Nu, žinai, aš pats esu pasaulio pankrationo čempionas. Nu, žinai, tai pasiginčičiau. Jeigu tu nuvažiuotum į pasaulio pirmenybės Kudo, ten yra profesionalų, kur raizinė kalasi. Visokių ten yra. Yra daug žvaigždžių nuvažiavę. Nėra kažkoks įspūdingas ženklas. Bet tai vis tiek profesionalai. Iš IMMF ten, kur aš buvau, visi čempionai, dažniausiai patenka UFC minimum PFL. O kiek čempionų FC yra iš IMMF? Iš IMMF kol kas nėra. Bet aš nesakau, yra kad pilna žvaigždžių. Pavyzdžiui, Muhamedas Mokajevas. Nu tai aš nesakau, kad čia žemo lygio kažkoks skiriasi lygiai. Aš sakau, kad abudu yra tarptautinio lygio varžybos. Tu dalyvis, aš prizininkas. Va, esminis skirtumas tarp mūsų, kuris ir pasirodė šeštadienį. Pavyzdžiui, žiūrėdami vienas kitam į akis išskaitot, priešininkas, pavyzdžiui, bijo, nebūtinai dabar. Pavyzdžiui, ar ne, diena prieš varžybas, jau svoriai padaryti, ar ne, stovite, žiūrite vienas kitam į akis. Ar stengiatės būna, kad ir iš praeitų kovų žvilgsnių nugalėt savo, išskaityti kažkaip priešininką, ar jis bijo, pasidaryti kažkokią analizę dieną prieš? Nu tai tu gali taip galvoti ir susispausti psichologiškai, tai aš nežinau, kiekviena kova yra neįprastas dalykas, tu ateini su kovoji, tu vis planą nusistatai, bet kova dinamiškai keičiasi, tai tu gali išvelgti, bet ar tai turės didelį pokytį, kaip tu kovoji, nežinau. Aš manau, kad tas darbas, kurį tu padarai iki tos kovos, dar didesnį pokytį. Visi mes esame žmonės, tas akių žvilgsnis bent jau man nieko nereiškia. Tai aš žiūriu žmogų į kovotoją, į priešininką kaip į kūną, kaip į žmogų ir tiesiog. Adomai, tu toks ramus, tave iš pusiausvyros, pavyzdžiui, gali išvesti, jeigu ten spaudos konferencijoje kažką, nebūtinai aš čia šitą kovą, ar ne, apskritai. Kad nors pasako, kad nors įžeidžiančio, pastumė tave. Tu supranti liktai, žinai, psichologiškai, kad tai tas vadinasi trash talkas, žinai, kad biškai užkaitinti situaciją, bet, pavyzdžiui, tave gali išvežti iš pusiausvyros, ar tu nusišypsosi ir sakysim, okei, pasižiūrėsim ringę. Yra tos ribos, kai yra paliečiami kai kurie dalykai, pavyzdžiui, kaip matėme šeimą, bet tai tiesiog būtų kvaila iš priešininko pusės, nemanau, kad jisai galėtų taip kažką tokio pasakyti tą pusę. Ir tiesiog tai būtų kvaila, o jeigu šiaip dėl menkniekių pykt,
ten šokti ant stalų ir panašiai, nu, tai tiesiog pats pasirodyčiau kaip kvailys. Nu, čia tabų temos, aš užaugau kudo sportė, mane išauklėjo to visas kelias, tai tikrai aš nesiruošiu, aš jam visą pagarbą atiduodu ir aš manau, kad aš taip pat gaunu šioje. Mes esame jauni, ambicingi, kuris siekia savo svajonių, atėjo laikas mums susidurti, bet galiu, kaip ir minėjau anksčiau, nu, tai ne paskutinis kelias mūsų stotelės. Yeah. Tai va, aš jam pagarbą atiduodu, tikiuosi ir jis man. tai va. O kaip galėtumėt, vat, pavyzdžiui, bet be tokio, kad pamatysim kovoj, bet paprognozuoti tiesiog kovos baigti. Savo prieš Kristupo kovų esi matęs, kaip jisai kovojęs? Ja, esu. Jo? Kur matai jo, vat, tokias gal, žinai, išskaitai kažkaip, koks jis kaip kovotojas? Nu, toksai pasitikintis savimi, sakyčiau. Geras antrų tai numerių būdas? dirbantis, taip. Kokiu numeriu? Kad pasitikėjimas. Kurio numeriu? Antru. Ne, nieko blogo antrų numerių dirbu. Ne, visiškai ne. Flešimo. Bet tu antrų dirbi? Aš ir antru, ir pirmu. Anksčiau antru jo mėgstu dirbti. Mėgau dirbti. Dabar jau taip su kiekviena kova, su kiekvienu pasiruošimu, kai aš vis tiek bręstu kažkaip, tas vis tiek tobulėjai, ko tu ilgiau sportuoji tobulėjai. Ne, taip, tu prisitaikai prie aplinkybių. Stengiasi naujus dalykus atrasti. Ja. Bet esmė, antrų numerių mėgstu dirbti. Mes ir stovėjai esam antrų numerių. Ja. Mes stovėjai esam šparingose. Šparingose, ne? O kaip baigdavos? Nu, to prasme, vis tiek, aišku, ten ne iki pergalės, bet vis tiek jauti savo priešininką, žiūri, stipresnis link. Nu, pradėk. Nu, žinot, nenoriu labai, nenoriu čia nieko taip. Bet, jauti, pavyzdžiui, ten gal vėl priklauso nuo dienos, neatsikėliau, ne tą koją, šiandien trefkiai nelabai man paėjo, Kaip baigdavosi? Du jauni, ambicingi jaunuoliai, kurie ėjosi kaltis techniškai. Tu man negirk čia tų jaunuolių, pasakyk, pavyzdžiui, silpniau atrodė šparingose ar stipriau už tai? Nežinau, aš bent asmeniškai tai nežiūrėjau, aš užšils Europos čempionatai, atvažiuodavau į Kauną pasisparinguoti, tai man tai kaip ir ten nusispjautenkas ten stipriai. Techniškai kalėmės ir viskas. Jo, tiesiog padėjom viens kitam. Yeah. Žodžiu, lygiaverčiai priešininkai. Mes lygiaverčiai priešininkai, aš kaip ir sakau, no bad blood, tiesiog, taip gavosi, teks nugalėti manį, norint tas toliau. Bet žiūrėkit. Ir jis tą patį mano, bet, bus kitaip. Aišku, aš abiem iš jūsų linkiu pergalės, bet, sakykime, pralošimo variantų, ar sukyla kažkokios ambicijos? Dabar dar turiu aš čia greitai mesti iššūkį revanšo kovai, nes turiu neužbaigtų reikalų. Būna pas jūs toks, nebūtinai šitoj kovoj, bet apskritai, su kažko tai kovoji, praloši, sakykime, gal jūs pralošę nesat? Tiesiog. Esam. Tai bet sukyla toksai, kad ambicija, aš vis tiek turiu jį pasidėti, kažkada tai kažkuriuo metu dar turiu sukovoti, pasimti pergalę ir tada šitas čekas padarytas. Yra toksai, ar tiesiog paleidi tą visą, jeigu praloši, pavyzdžiui? Tu stengiasi protingai vertinti viską. Ir šiaip tai aš bent asmeniškai, taip labai taip negalvoju, stengiuosi ištaisyti klaidas padarytas kovoj. Ir tiesiog toliau ir... Bet nesistengi revanšą, kad būtinai man su tuo reikia tada atsirevanšuoti ir tada aš einu toliau, nes yra neužbaigtų reikalų. Nebūna tokio tau? Ne, nebūtinai. Kažkaip gyvenimas parodo, kad vis tiek galiausiai ateina tas revanšas, jeigu tu labai nori ratas. Okay. Ai, nelabai kažkaip, nelabai. Jeigu aš net negalvoju apie tai prieš kovą visą, kad ką aš darysiu, jeigu aš pralaimėsiu. Tai aš net neįsileidžiu tos minties, kad aš pralaimėsiu. Aš taip nemastau. O jeigu taip įvyksta, kad pralaimi, tai tu turi leisti emocijom nurimti ir tada viską galvot su protu, kiekvieną žingsnį. Kiekvieną žingsnį su protu ir viską apmastyti ir tik tada priimti sprendimą, nes čia šokti prie kažkokių išvadų, durna. Koks skirtumas, kad jeigu tu ten pralaimėjai, 3 raundus tave atidaužė, ar tu ten knockdownus kritai ir tu iš karto po 2 mėnesius prašysi revanšą. Tas pats rezultatas bus tik tais kitų metų laiku. Tai reikia tobulėti ir tik tada priimti gerus sprendimus. Jo, taip iškart nieko nelaimėsi. Durna. Kristupai, esi kovojęs su MMA kovotojais pagal kickbokso taisyklės? Su MMA kovotojais? Jo, pavyzdžiui, kad jo viena pagrindinių disciplinų yra MMA ir jisai ateina į kickboksą. Niekas dabar neteina į mintį, tai todėl bus įdomus iššūkis. Bet, kad vis tiek skirtinga ta dinamika, skirtinga stovėsina, viskas skirtinga, viskas įdomiau, reiks mąstyti, galvot, bet mes esam pasiruošę. Mano komanda, tai treneris paruošęs taktiką, aš pats susistatęs viskas.
darbas padarytas, liko tik tais mėgautis procesu ir viskas. Adomai, o pas tave, pavyzdžiui, ateidavo iš kickbokso, pavyzdžiui, sportavo žmogus kickboksą, sako, ne, noriu MMA ir ateinu į MMA, reiškia, kovas dalyvauti. Ar teko su tokiu iš kickbokso sferos sudalyvauti MMA? Jo, vieną tai tikrai atsimenu. Kuo jis įsiskiria? Tas kickboksininkas atėjęs į MMA, jis, aišku, turbūt nežino ten triuko. Nu, iš tikrųjų labai aukštas stojas neturėjom, dabar, sakau, kol kas tik vieną atsimenu, bet net nebėjau, yra buvę ir daugiau tokių. Tai aš jį pats esu iš kickbokso atėjęs į MMA. Bet jo, žodžiu, buvo Baltijos čempionato pusfinalis, jeigu neklystu, ir tiesiog labai aukšta stovesna jo buvo ir aš žinau, ta kova užtruko gal ten 40 sekundžių, ne ilgiau. Tai tiesiog man davė visas galimybės, kaip manoma greitai užbaigti. Pagal veiklą? Taip, pagal veiklą. Tai ir tiesiog nusigriovau, iškart pasmaugiau, ten nieko tokio nebuvo. Hamzatas, žinau. Hamzatas. Sakt ir viskas. Kiek aš ten girdėjau, Hamzatas, ne? Nu, stilistika, jo, kartais tokia būna. Gerai, tai įdomiai pasišnekėjom, klausykit, tai dar žvilgsniu tą dvikovą įvyks dieną prieš. Aš galvoju dabar. Turnyrą, kada bus vėrimai, kada bus dar paskutinė tą jau akistatą dieną prieš, tai galite vienas kitam palinkėti ar perspėti kažkaip tai ir tada jau susimatysim tik dieną prieš. Ne, tai ką, sėkmės iki šeštadienio, užkuriam visą renginį, parodom, ką jaunimas gali. Ir parodom, kad nauja karta atėjo čia. Aukso žodžiai. Geros kelionės į Kauną. Pasaulinis turnyras KUK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius. TwinsBet Arena. Visa informacija bushido.lt.